grįžau į studiją po žiemos atostogų, bandau nusistatyti, kokia čia toliau bus veiklos kryptis. Praeitais metais daugiausia dėmesio skyriau tokiams ieškojimams, arba galima būtų pavadinti albumo preprodukcijai gal. Šiaip idėjų generavimui, dabar jau tų idėjų kaip ir prigeneruota. Atsirinkau iš visos tos krūvos, ką pavyko sukurti taip apie 10 gabalų, iš kurių norėčiau padaryti tokį normalų albumą. Bet dar reikės įdėti nemažai darbo. Yra kelios dainos, kur jau taip labiau patinka, kur kaip ir visas skambesys jau išspręstas, tembrai tokie visai faini ir viską. Kitom biški dar taip daugiau tokių abejonių. Bet jau kaip ir apsisprendžiau, kad jos vertos yra išgirsti ir kitiems žmonėm, tai tiek to, tas abejonės atidedu į šalį ir bandau jau dabar padaryti geriausiai kaip sugebu. Sunku viską priepti galvoj, visą tą albumą, reikia žodžių dar visam albumui beveik, tai tarsi ir nuo to gal reikėtų pradėti. Tai gitara, būgnai ir vokalas tokie kaip svarbiausi, tada bosas ir sintikas jau paprasčiau, bet bosui irgi būtų gerai kažkaip skirti laiko ir atrasti kažkokį bent vieną tikrai gražų tembrą, kokį čia įmanoma man išgauti su turimais daiktais ir tada jį visur naudot, nes dabar taip nėra dar tokio tikrai gero skambesio. Dar, kad jau nauji metai, tai truputį galvoju ir apie pačią studiją, kad gal būtų faina pamažinti tokio balagano ir laidų raizgalinių, bet tam irgi reikia skirti laiko. Galvoju, gal vieną sceną vis dėlto nudažyti juodai, jeigu dar neuždžiuvo tie dažai, kurios turiu nuo praeitos studijos, nes tarkim ta, kur už manęs, tai taip gal ir visai gražiai atrodo, tapybiškai, bet šita priešais, nežinau, kažkaip man atrodo, kad jinai, kai filmuoju video, tai tiesiog gadina spalvas visam video, nes keistai nuo jo šviesa atsispindi nuo tų dažų. Gal irgi bereikalingas laiko gaišimas, gal reikia susitelkti į muziką grinai. Šiandien tiesiog visą vakarą perjunginėjau iš naujo visus laidus, norėjusi padaryti biškį tvarkingiau, priedo taip kaip ir komplektuoju tokį užsakymą iš Tomano, kaip ir tradiciškai metų pradžioj, bet kartu ir norisi kuo mažiau išleisti, tai žiūriu, ko iš tikrųjų reikia ir be ko galima apsieiti. Šiaip dar yra tokių pasikeitimų, kai ką biškį kitaip įrašinėjau, per praeitus metus tiesiog kažką eksperimentavau ir radau, kas geriau gal veikia. Tai dar pagal tai biškį pasikeitė visas inputų sąrašas ir kiti maikai, bet nuobodus nerdi dalykas, 3 valandas junginėt kabelius, savotiškai gal ir verta bus dabar tvarkingiau, šiek tiek ir maloniau, nors realiai vaizdas taip neįtin pasikeitė. O kita naujiena tai nauji būgnai, čia Greta jos pasidovanojo savo gimtadienio progą, bet ir mums duos naudotis, tai šiaip geriau skamba negu senieji, geresni plastikai, bet ir šiaip viskas kokybiškiau, tai kažkaip mažiau vargo, tiesiog iškart gerai skamba. Ir gražiai atrodo, tai tas irgi faina, labiau gal kažkaip įkvepia. Bet šiandien jau nebeturiu jėgų filmuoti parodomąjį video, kaip jie čia skamba, bet yra kaip yra. Šią savaitę turbūt tiek.